Eglė žalčių karalienė. Gražiausia lietuvių pasaka. Kitą sykį dar senų senovėje gyveno senelis ir senelė. Turėjo juodu 12 sūnų ir 3 dukteris, jauniausioji buvo vardu Eglė. Vieną vakarą visos 3 seserys nuėjo prie jūros maudytis. Prisipūškinusios, įsipraususios, išlipo iš vandens rengtis. Jauniausioji žiūri, marškinių rankovėje įsirangęs žaltys. Jie ir sako: žalty, žalty, eik lauk. O žaltys prašneko žmogaus balsu: ar tekėsi už manęs? Netekėsiu, atiduok marškinius. Tekėk už manęs. Netekėsiu, lįsk lauk. Duok žodį, kad tekėsi už manęs, tai išlysiu. Ką darysi, reikia duoti žodį. Eglė ir pasižadėjo. Tada žaltys išlindo iš marškinių ir nušliaužė savo. Praėjo 3 dienos. Seserys apie žaltį jau visai pamiršo. Staiga girdi triukšmas kieme. Žiūri, žalčių pulkas per kiemą bešliaužiąs. Knibždėdami žalčiai tik rangosi, vyniojasi, visur karstosi. Sugarmėjo į vidų ir nuotakos reikalauja. Ką daryti su tokia knypava? Žalčiams tėvai liepia palaukti, o patys tarėsi: vietoj dukters reikia jiems atiduoti žąsį. Taip ir padarė. Aprengė nuotakos drabužiais baltą žąsį ir piršliais su ja išvažiavo. Važiuoja žalčių karieta per mišką, o gegutė kukuoja: kuku, ne ta, kuku, nemarti. Suprato žalčiai, kad juos apgavo. Supykę grįžta ir vėl nuotakos reikalauja. Tada tėvai atidavė jiems baltą avį. Važiuoja visa palyda su nauja nuotaka per mišką, o gegutė ir vėl kukuoja: kuku, ne ta, kuku, nemarti. Grįžta žalčiai pikti, įtūžę, šnypščia. Gąsdina sausmečiu ir badu užduoto žodžio sulaužymą. Ką padarysi? Namiškiai Eglę apverkė, apraudojo, išpuošė ir atidavė žalčiams. Karieta nuvežė Eglę į pajūrį. Ten jų laukė gražus jaunikaitis, žalčių karalius Žilvinas. Jis pasisakė esąs tas pats žaltys, kuriam ji pasižadėjusi. Persikėlė visi į tokią salą ir nusileido į požemį po jūros dugnu, kur buvo puikiausi rūmai. Čia jie iškėlė vestuves. 3 savaites šoko ūžė. Žalčio rūmuose visko buvo pilna. Tai Eglė aprimo, pralinksmėjo, pagaliau ir visai nustojo galvoti apie tėviškę. Praslinko 9 metai. Eglė su Žilvinu laimingai gyveno ir susilaukė 3 sūnų: Ąžuolo, Uosio ir Beržo, ir dukrelės Drebulės.
ėmė Eglė ilgėtis namiškių, parūpo jai, kaip jiems ten sekasi, ar sveiki, ar gyvi, ar gal jau seniai kurie numirę. Tai prašo vyrą, kad išleistų tėviškės aplankyti. Žilvinas nei klausyti nenori, bet Eglė vis prašo ir prašo. Gerai, sako vyras, išleisiu. Tik pirmiau suverbk šitą šilkų kuodelį. Žaltienė ėmė verpti. Dirbo dieną naktį. Verpė ir verpė, bet šilkų kuodelis toks pats ir toks pats. Mato, kad čia apgavystė. Kuodelis bus užkerėtas. Eina Eglė pas senelę Žiniuonę patarimo. Močiutė širdelė, kaip tą šilkų kuodelį suverpti, klausia. Senelė pamokė. Įmesk, sako, į ugnį. Eglė taip ir padarė. Parėjusi namo, įmetė kuodelį į krosnį. Šilkai tuojau sučirškė ir Eglė pamatė gyvatę besiraitant ugnyje. Tai ta gyvatė ir leidusi šilkus iš savęs. Kaip mat Eglė baigė verpti ir prašo jau išleisti. Vyras ištraukė iš pasuolės geležinės kurpes ir sako, gerai, gali eiti, bet pirma sunešiok senas kurpes, o kelioniai turėsi naujas. Apsiavė ji tais geležiniais bateliais. Vaikšto mina, brūžina į akmenis, o bateliai kaip nedyla, taip nedyla. Eina vėl pas senelę Žiniuonę patarimo. Nuneš kurpes kalviui, kad pagrūzdintų žaizdre, pamokė senoji. Padėkojo Eglė už patarimą ir nuėjo pas kalvį. Kurpės gerai apsvilo, apdegė ir Eglė per 3 dienas jas sunešiojo. Vėl prašo vyrą, kad išleistų tėviškėn. Gerai, sako Žilvinas, tik dar turi pasikepti kiškio pyrago lauktuvėms. Kągi duosiu giminių vaikams? O pats liepė paslėpti visus rykus ir kibirus, kad Eglė negalėtų pasisemti vandens ir įsikepti ragaišio. Eglė mąsto, galvoja, kaip čia atsinešti vandens be kibiro ir užmaišyti ragaišį be rykų. Rado seną kiaurą rėtį ir eina pas Žiniuonę patarimo. Senelė pamokė, ką daryti. Ištepk, sako, duonos raugų rėčio dugną. Kai sudžius, pasisemsi tuo rėčiu vandens, o tada ir užmaišysi ir įsikepsi jame ragaišį. Žaltienė padėkojo seneliai ir grįžusi viską taip ir padarė. Dabar Žilvinas turi jau išleisti. Palydėjo Eglę su vaikais į krantą ir įsakė viešėti neilgiau kaip 9 dienas ir niekam jo vardo nesakyti. Prie jūros, sako, taip mane šauk. Žilvinė, žilvinėl, jei tu gyvas pieno puta, jei negyvas kraujo puta. Taip taręs Žilvinas atsisveikino. Eglė su vaikais parėjo į tėviškę. Ten visi labai apsidžiaugė. Giminė, kaimynai susirinko jos pažiūrėti. Visi ją vaišino, meilias kalbas kalbėjo. Vienas per kitą klausinėjo,
kaip ji ten gyvenusi su žalčiais. O ji tik pasakojo ir pasakojo. Prabėgo kelios dienos. Eglei daros neramu. Pasiilgo į savo namų ir vyro ir jau ruošėsi grįžti. Tėvai, broliai ir sesės prašo dar pabūti. Klausinėjo broliai, kuo vardu vyras, kaip jį šauks prie jūros, bet Eglė nesako. Tada išsivadino vyriausią Eglės sūnų Ąžuolą į girią. Kamantinėja, kuo vardu tėvas, kaip motina jį šauks, bet sūnus tyli. Paskui išsivedė uosį, po to beržą, bet ir jie tėvo vardo neišdavė. Tada įsiviliojo į mišką drebulę. Ji labai nusigando ir viską išplepėjo. Broliai šoko ant žirgų, nujojo į pajūrį ir pašaukė Žilviną. Žilvine, žilvinėl, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Pasirodė pieno puta ir išplaukė žaltys. Tada jie dalgiais jį užkapojo. 9 dienos vakarą Eglė atsisveikino su visais, pasiėmė vaikus ir išėjo prie jūros. Atsistojusi ant kranto šaukia. Žilvine, žilvinėl, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Sujudo jūra iš padugno ir atplaukė atliuliavo su bangomis kraujo puta. Išgirdo Eglė Žilvino balsą. Tavo 12 brolių dalgiais mane užkapojo. Mano vardą drebulė išdavė. Eglė atsigręžė į drebulę, kad tu pavirstum į drebulėlę, kad tu drebėtum dieną naktelę, kad tau išpraustų lietus burnelę, kad iššukuotų vėjas galvelę. Tada atsigręžė į sūnus ir tarė, stokit sūneliai, stipriais medeliais, jūsų motulė liksiuos eglelė. Kai tik ištarė ji tuos žodžius, visi medžiais pavirto.